Jauniausias sostinės pirmenybių C lygos žaidėjas Linas Karaliūnas. Linai, papasakok trumpai, kaip atsidūrė šioje komandoje? Tėtis užrašė į sąrašus ir pasiūlė pažaisti iš komandai, trūk žmonių. Jei trūk žmonių, ar ne? Bet jautiesi pilnavertis komandos narys, ar ne? Jo. Kaip su tavim bendrauja komandos nariai, senbuviai komandos? Gerai. Draugiškai? Taip. Nereikia batų ir rankšluosčių nešioti. Ne. Šiandien pirmą kartą buvai išbėgęs į aikštelę. Koks jausmas žaisti su vyrais krepšinį? Geras. Geras, patiko, ar ne? Taip. Tai planuoji C lygų ir toliau žaisti, ar ne? Čia bus ne pirmas ir tiksliau pirmas, bet ne paskutinis sezonas, ar ne? Taip, aišku. Ar planuoji ateity suburti savo komandą? Tėvo pėdom žengti? Nemanau, sieksiu aukštesnių tikslų. Sieksi aukštesnių, o kokie tikslai aukštesni? Sportuoju Šarūno Marčiulionio krepšinio akademijoje ir tikėkime, kad kažkas išeis. Žadi būti profesionalus krepšininkas, ar ne? Stengsiuosi.